Sveiki, su jumis yra Svajonių Taro, aš vardu Eglė. Darysiu taroskopą vandenio ženklo atstovams kovo mėnesį, kasgi laukia būtent jūsų kovą. Su kuo susidursite, iš tikrųjų sausis ir vasaris buvo pakankamai sudėtingi, įvyko daug transformacinių periodų, galėjote susipykti, galėjote įsiskirti, galėjote net išeiti iš darbo, transformaciniai dalykai vyko, buvo tokios agresyvesnės dienos, pykčių pilnos, galbūt apatija, galbūt tokius stresinių periodų buvo, tikrai to išgyvenimo. Kovo mėnesis pakankamai ramus turėtų būti, jau pozityvesnis, energingesnis, geresnės tos auros ateiti, ne? Daug idėjų bus, daug planų. Tai pažiūrėkime vandenį, kaip jūs tą kovą pernešite. Dirbsiu su Ragano Taro, išmesiu 3 kortas, tada dirbsiu su tokiom labiau žiūrėsiu į dvasinės, su dvasiniam kortom ir po to išmesiu dar vieną pinigų orakulo kortą. Ir pasižiūrėsime, kaipgi ta situacija eisis. Taigi, koks jūsų vandenio kovo mėnuo, kasgi jūsų laukia. Pirmutinė korta tai yra pakaruoklis, pakaruoklis arba nukryžiuotasis, dar kaip vadinama šitą kortą kai kada. Tada riteris lazdų ir vandeniai, kas dar čia jums nusimato, tuzas taurų. Gražus mėnuo nusimato, matosi, kad kai kuriuo metu jūs sustinksite, nes pakaruoklis parodo, arba jūs nenorite nieko daryti, palaukite pasroviui, arba norite atostogų, poilsių, dabar šiuo metu niekas tiesiog nerūpi, neįdomu, tiesiog, kaip yra, taip yra, tai va taip, toksai periodas. Kitu atžvilgiu tai gali rodyti nesusipratimo bendravime, kada vienas mato situaciją vienaip, kitas matote kitaip. Ir šitose situacijose tiesiog jūs paimate tą periodą, kad jums visiškai vienodai, ką kitas žmogus galvoja, jūs turite savo nuomonę ir jos nekeičiat. O tai nėra gerai, bet kaip yra, taip yra. Tai va, tai Hangman dar gali rodyti tam tikrus dalykus, kada sustojate ir nenorite nieko keisti, nenorite nieko daryti, nenorite netgi galbūt prisimti atsakomybę ir dėl to kiti gali irgi kentėti arba papildomai būti sunkiau būtent kovo mėnesį, nes neprisiema tam tikrų atsakomybę, o jeigu prisiemate, tai toks sudėtingas periodas, kada teks pereiti tam tikrus ir sunkumus. Tarkim, kartais tai rodo, jeigu tai santykiuose, tai gali rodyti, kada vyras neprisiema atsakomybės už vaikus, elementų nemoka arba nenori prisimti tam tikrų atsakomybių, jums tenka moterims vienoms tai viską daryti, nešti tam tikrą krūvį. Aišku, kaip sakau, vienas gali matyti vienaip situaciją, kitas gali matyti kitaip situaciją, dėl to vykti konfliktinės situacijas, bet arba nieko tiesiog nekeisti, nedaryti. Riteris lazdų rodo, arba kad lauksite svečio, arba kažkur keliausite, judėsite, arba tarp jūsų kažkoks bus atstumas su tam tikrai žmonėmis. Šiaip tai rodo komandiruotės, tai rodo atostogas, tai rodo keliones, svečią. Taip pat rodo, kada tam tikri žmonės gali išvykti iš jūsų gyvenimo. Tarkim, jeigu su partneriu nesiseka, tai gali rodyti, kad jūsų partneris palieka namus. Taip pat tai gali rodyti kažkokią gerą žinią, kad atkeliauja į namus, kažkoks svečias atneša kažkokių žinių, naujienų ir galite sulaukti tam tikrų pokyčių. Greičiausiai tai yra tie pokyčiai labiau į tokią judėjimo pusę. Kažkokia naujiena, kažkokia žinia ateina. Tokie pokyčiai malonus. Tuzas taurių. Viena gražiausių kortų, tai yra dvasinga korta, kai sekasi tiek meiliai, tiek finansuose. Kada meiliai sekasi, žydite visi vandeniai, tai jūsų ženklo atstovas, tai yra jūsų korta, tai yra kada šitoj kortai jūs norite būti romantiški, kada jūs norite siekti tam tikrų tikslų, viską atlikti 100%, jūs viską remiatės emocijomis, viską išsakote emocijomis. Vieni užsidaro emocijose, kiti išsišaukėt, išsirikėt, kartais patampat isterikais. Reikia jų mokėti kartais paklausyti kitų, bet matosi toksai dvasingas romantinis periodas. Tie, kurie dar neturite santykių, greičiausiai sukursite santykius arba sutiksite savo mylimą žmogų. Tie, kurie esate santykiuose, tarp jūsų dvelks meilė, romantika,
gyvybingumas, džiaugsmas ir finansinis gerbuvis irgi su tuo ateina. Čia ateina visiška dvasinė meilė, ramybė, pusiausvyra, taika. Ir čia, žinot, pasakysiu, gali būti, kad pradžioj toks sąstingis yra pas vandenius įvyksta. Po to ateina kažkokios geros naujienos, arba kažkur išvyksite atostogų, popolsiauti, arba kažką pakeisite ir atsikursite savo dvasinį gyvenimą į pozityvų, į teigiamą, į romantinį gyvenimo periodą, kuris atneš tiek meilę, tiek ir finansus gerus. Kasgi laukia jūsų dvasinėme gyvenime, kasgi ten pas vandenius kovo mėnesį, kokios emocijos. O, iškrito korta. Kasgi čia jau iškrito. Kilusieji žvaigždžių, kas jūs įkvepia? Bet labai gražus klausimas, kas jūs įkvepia? Kūryba, dainavimas, meilė. Kur norite, ką norite nuveikti, gal pakeliauti, gal kažką pamatyti, gal kažką sukurti. Ir iš tikrųjų jūs esate žmonės kilę iš žvaigždžių, tai kartais galbūt nesijaučiate kaip iš tos planetos, taip pasakysim. Tai yra, kada žmonės labai talentingi, labai daug ko siekia, labai tobulėja, labai viską nori atlikti taikliai, 100% nuo A iki Z. Ir iš tikrųjų, kai kurios jūsų idėjos tokios stebuklingos, kad kiti net tai galva net nešautų tokia idėja, bet jūs sugalvotumėt. Ir klausimas yra, kas jūs įkvepia elgtis arba daryti tam tikrus dalykus. Paklauskite savęs, kasgi jūs įkvepia, kodėl jūs norite taip elgtis, kodėl jūs norite taip tobulėti, nes reiškia, yra kažkur viduje įkvėpimas jumise, tiesiog reikia pasidomėti kur ir iš kur ir galbūt tą netgi labiau platinti, labiau kurti, galbūt kažkokius darbo gyvendinti, kažką pasiekti, sukurti, gyvendinti, o tikrai tai galite, vandeniai. Matosi, kad sugebate tai padaryti. Nu, ką Ošano kortas jums sako, dalyvavimas, va matote? Jums reikia eiti judėti, būti bendruomeniai, eiti į atostogų, važiuokit, bendraukit su žmonėm, dalyvaukite konkursuose, eikite į koncertus, eikite į miestą, Kaziuko mugė artėja. Tai dalyvavimas tai yra vienas dalykas, kada jūs neturite sėdėti namuose, turite veikti, nes jūs kaupiate kažkokias idėjas, kaupiate kažkokius planus ir juos realizuosite savo gyvenime, būtent kovo mėnesį. Dalyvavimas irgi svarbu, nes būtent kai dalyvaujate, jūs pasiekite didesnį žmonių būrį, jūs labiau atsipalaiduojate, daug ką suprantate ir vandeniai daug ką tiesiog išmoksite, suvoksite, galbūt sukursite kažką gražaus darbe, santykiuose. Nu ir ką rodo pinigų kortos, pinigų arba taip, čia sėkmė ir sveikata, viskas čia yra. Aha, matosi, kad jūs bendradarbiausite su kažkuo. Tai yra kažkokia tais, jūs kažkokiu būdu prisiversite atidaryti biznį, verslą su partneriu ir turėsite dalintis pergalę su kitu žmogumi. Reikėtų, čia sako, reikėtų suorganizuoti žmonių kiekį, kas yra svarbu tau. Tai yra, kada kurie žmonės yra naudingi jums, atidaryti kažkokį verslą, tobulėti kažkur, atidaryti, sukurti kažką, kurie žmonės jūs veda teigiamą prasme. Jeigu jau toksiški žmonės, meskite į šoną. Jeigu žmogus jūs veda į priekį, duoda kažkokių idėjų, duoda kažkokių minčių, pasilikite tokį žmogų ir su juo dirbkite, nes tas žmogus patars, kaip toliau elgtis, ką toliau daryti, kaip judėti priekį. Čia matosi, kad jūs turite bandyti surasti tokius žmonės, kurie jūs vestų priekį, kad jūs galėtumėte iškilti kuo aukščiau mentalitete, intuityvume ir apskritai suvoktumėt pasaulį per kitus kampus, ne? Kitaip įsivaizduoti, tobulėti, kilti kažkur.
užsidirbimui, meilė.